dėmesio atidarimas prasideda. Šeimininkams žodis. Tai norim labai padėkoti nuostabiem menininkam, keramikam, kurie atvyko į mūsų įstaigą ir surengė mums nepamirštamą savaitę mūsų gyventojams, nepamirštamą įspūdžiais, naujais potyriais. Tai visi labai tikrai labai patenkinti, matom rezultato nuostabų ir tikrai labai dėkojame, kad antrą kartą jau atvyko pas mus projektas po 7 metų, tai gal Gvidas daugiau papasakos apie tą visą procesą, tai tikrai kelia didžiulį susižavėjimą ir darbas ir gaminiai, labai dėkojame, tai turim nedidelių dovanėlių nuo mūsų įstaigos. Labai ačiū, Renata. Kaip puiku. Ir šį kartą be jokios abejonės, dėl to, kad dalį žmonių mes jau net prisimenam iš pirmo susitikimo, o tai, kas yra šitoj parodoj ant stalų sudėta, tai yra iš tikrųjų intensyvaus, labai kūrybingo darbo rezultatas gyventojų ir mūsų, su mūsų pagalba. Gyventojai, man atrodo, smagiai pasidarbavo, labai gražių darbų padarė ir turbūt liko patenkinti. Ar patenkinti? Patenkinti. Tai smagu girdėti. Bet dabar aš apie kitką, žiūrėkit, koks puikus rytas. Saulės apšviesta pievelė. Jūsų darbai, jūsų vadovai, mes visi taip pat džiaugiamės, kolegos dailininkai, kad pavyko mums viską padaryti nuo pradžios iki galo ir šita mūsų misija arba tas mūsų darbas, kurį mes dirbame, mums taip pat teikia džiaugsmą ir dailininkam. Todėl, kad kai pamatai žmonių tokias džiugias akis, kibirkščiuojančias akis, kad jie nori ir dirbti ir pamato rezultatą, rezultatas tada viską galutinai vainikuoja kaip galutinis rezultatas. Ir dabar žiūrėkit, saulė pagauna šitų glazūrų žybsnius, matote, kaip gražiai sušvinta keramika ten, kur saulė pabučiuoja. Žodžiu, viskas tai yra, mes suprantame ir norime jums pateikti kaip šventę iš tikrųjų, kadangi kūryba yra buvimas pačiam su savim. Tai nėra prievartinis darbas, tai yra svajonių įkūnijimas, ką kiekvienas jūs galvojate, kaip jaučiate, jūs esat patys tikriausiai, kai kūrėte. Kai mes kūrėme, ką nors darome, esame vieni su savim ir su Dievu. Todėl ir tie darbai, viskas yra labai asmeniški, labai asmeninti. Tai va, aš linkėdamas jums visiems geriausių dienų, sveikatos, o darbuotojams ištvermės ir ačiū už pastogį ir maistą darbuotojams, Renatai, Solveigai, Daivai ir žinoma tie, kurie mus maitino. Gyvuokime, Lietuva yra graži tada, kada mes kūrėme ir kada mes iš tikrųjų esame kur nors svečiuose ir galime suteikti džiaugsmą. Ačiū jums visiems. Norėčiau atsidėkodamas už jūsų tikrai šiltus priėmimus, už visą tą būseną, kurią mes čia patyrėme, yra ramybės ir ateities vizija, noriu įteikti jums avinėlį. Ačiū labai. Tai va viskas iš arčiau apžiūrėkite, galit pačiupinėti, tai va paroda atidaryta ir džiaugiamės, kad galime jums pateikti džiaugsmą. Dar prie kitų galime. Viskas gali.
Vėl dabar kitokie negu anaka. Aš jau nebeatsimenu kokie. Aš nuotraukas turiu, ir darbų turi. Turim, dar mes neduodam nieko. Išskirtinais atvejais. Ne, važinė, turbūt irgi. Nu, tai važinė. Virginija. Jaunimas yra gerai. Žuona kokį žodį. O jie laivelis gaunasi. Čia žakytės, kaip sakė, daroma. Ačiū. Benelėlė. Nu, čia išėmėm, čia prijavom. O kas dirba jums? Kažką pasiėmės, agentų patikros. Vilbutė. Vilbutė, sakavo, o, gražiai. Andrius. Andrius. Čia daugybė pridarėte. Va šitas mano mūsų. Ar jau... Dabar kviesi Joninės. Iš šventės. Gal bizgai auksinį, o kėlavėtą gal. Auksinį gal. Laivelis. Bet jis kyla, da. Ai, gal kaip degė. Bet jis kyla, mačiai. Dėžymus. Ai, ne. Čia parduoti, kad į mūgį. Tie mūgis. Ir su visko, kad nepatektų oro. Ir tada tas baltas molis pavirsta į juodą ir glazūros, o tos visos žvilgančios atsiranda esant darbui be oro tame pjuvenos. Tai va, tai tokia, ir tas visas, aišku, visi gyventojai stebi, dalyvauja, kas gali, padeda ir iš karto gyvai pamato rezultatą nuplovę dirbinį. Tai tas visus labai džiugina, kad nereikia laukti ilgai rezultatų. Bet aišku, prieš tai dirbam visą savaitę. Tai va. Čia žmonėms su tokio tipo žmonėmis. Aš trečią kartą, o vyrai gal jau 7 metai. Kadangi žinome, prieš 3 metus mes važiuojame į 3 globos namus, tai čia dabar 2 ir dar važiuosime į kažką, tai jau teko dalyvauti. Šitam projekte Žinokit, panašiai, dar priklauso nuo globos namų, kitur būna jaunesnių, kitur daugiau moterų, o šį čia maždaug per pusę. Ir sekasi čia kiekvienam skirtingai. Kiti nusiramina ir labai kruopščiai vyrai dirba. Ir paskui tikriausiai jie tą išmoko, jie pritaikys savo konkrečiai. Taip, kuria nuoširdžiai, bet sunku patikėti. Mūsų studentai, jie daugiau abejingi, o tie nuoširdus labai kūrėjai. Tai mums už tai lyg yra atpildas mums, dvasinis, kad mes prieinam prie juos sudomint. Ir jie taip atsidėkodami taip džiaugiasi, matot, jūs kas darosi. Galite pamatyti kokių nors naujovių tuose kūriniuose, detalių kažkokių. Tai be abejo, mes praktiškai kiekvienuose susitikimuose stengiame tokią kompozicinę padaryti kompoziciją tokią, nuo aukštesnių, žemesnių ir žemiausių. Tai čia yra vadinamoji lėkštutė, laiveliai, paskum tos vazelės aukštesnės. Nuo to mes kažkaip ir kuriam, kad būtų įdomu paeksponuoti ir įdomu žiūrėti.
ne taip, kad būtų viskas vienam lygiai. Tada žmogus pasiėmė. O dabar jie tikrai ir tą pačiupinėja, ir tą pamato, ir tą padaro, ir stebisi patys, kad jie tas gaunasi. Tai man labai smagu, tikrai. Kūrybinis jausmas yra labai gilus. Gilus, tikrai gilus ir jie tiesiog labai greitai pasineria iš jų. Mes kaip pradžioje susadinam, paskum lyg sudominam, dar ir taip ruošinukus duodam visiems vienodus. Nepasakyčiau, kad baba, o jūs dabar atraskit bent vieną vienodą. Ir ten piršteliu ar kokią žuvį ar ką, aš tiesiog užmetu mintį. Va, iš šito darysim tą ir tą. Ir taip pakraščiais nupiešiu. Ir po to jie tuo piršteliu piešia kiekvieną savo žuvį, kiekvieną savo sumanimą. Už tai jie ir platesni, ir siauresni, ir vienaip, ir kitaip. Nu, tiesiog fantastika. Man sakė moteris keramikė, kad jūs jau ne pirmus metus, bet 8 metų. 8 metus. Jūs irgi turite savo tą tokį darbo pasirinkimą. Taip. Mes trise principe, mūsų vadovas yra daugiau organizatorius, daugiau jis menininkas puikus ir jo formos žestos puikus dalykas, bet jisai yra kaip organizatorius. Aš daugiau toks idėjų akumuliuotojas toks. Ruošinius paruošiu, pasakau, ką darysim, daug maž kaip, o Jurgita jau kaip ir visus maždaug veda tą linkmę. Tai tiesiog darbų pasiskirstimas ir mes vienas kitam visiškai nemaišom. Tai už tai jie tokie, jie puikiausiai supranta. O Lietuvos socialinių globos namuose jūs pirmą kartą? Ne, antras ratas. Mes patį pirmą kartą buvom Adakade, Linkuvoj ir Kupšį. Dabar antras ratas atėjo. Tai antrą kartą. Adakavoj, laba diena. Šitą ir Linkuvoj ir važiuosim dabar į Kupšį. Taip, kad užbaigsim projektą. O jūs patys pasidarėte? Ne, mes taip gana aktyviai dirbam, dalyvaujam parodose. Čia prieš porą labai didelę parodą Vilniuje padariau labai. Aš ir akvarelę liejau labai, iš kolegų tokį jau sakau, kaip jauku, kaip gera, vadinasi. Yra, mes tokie platesnės tokios apimties. Jeigu važiuojam į plenerą, pavyzdžiui, tapybos, iš akvarelės. Jeigu į keramikos, važiuosim ir į keramikos dar plenerą. Tai tada darom irgi formas. Vadinama yra kitokia tikrovė. Tai yra svarbiausia, todėl kad kūryba yra tas dalykas, kuris išlaisvina žmogų ir nevaržo. Jeigu žmogui pasakyta, kad tu eik šluoti gatvę, dirbti kokį darbą, tai supranta turbūt kaip prievarta, o čia jokios prievartos nėra. Yra laisvas pasireiškimas ir laisvas kūryba. Todėl nenustabu, kad jūsų užsiėmimų metu, kaip sakė ir kolegos, žmonės net nekalba tarpusavy, jie paskendę į kūrybos būdą. O tai ir džiugina. Ir per šitą kūrybos procesą, per atsitraukimą nuo kasdienybės rūpesčių, jie yra labai pasikeitę ir labai maloniai leidžia laiką. Tai va, mūsų tikslas tokį savotišką, nevadinu tai terapija, gal kažkiek terapinių momentų yra. Daugiausiai tai yra, kad jie pamatė galutinį kūrybos rezultatą, tai, ką šiandien parodoj matote, iš tikrųjų jau apvainikuoja visą procesą, tas galutinis rezultatas ir jie be galo džiaugiasi. Tai va, mūsų misija tokia ir yra, kad juos pradžiuginti, kad jiem praskaidinti kasdienybę ir galbūt atitolinti užsimiršti negalavimus, truputėlį pabūti su savim ir kurti. Sakė 15. Kūryba yra mūsų gyvenimo variklis. Jeigu nėra kūrybos,
Tai mes esame tokie susijungę, užsidarę savyje ir nesame tokie vienovėje su pasauliu ir su aplinka. Jūs tą atvykote, tai čia kaip sakėt, jie nekalba, tai vadinasi, nereikia žodžių, viską pasako darbas. Taip būtent pasako darbas ir tai, kad jie jau paskendė kitoj sufantazuotų tikrovė, ką jie įsivaizduoja, tą ir daro. Tai va tai yra mums svarbu, nes ta kūryba toks daiktas čia, žinoma, negali kitą kartą prognozuoti, kas išeis. Kūryba yra netikėtumų, gali daryti ir paskui nusivilti tai, ką padarė, bet tai nieko tokio. Mes visada, kaip ir kasdien, pradedam naują dieną, tai jie pradeda naują darbą ir patys gali nustebti, ar išėjo kas nors, ar nelabai pavyko. Tai va taip, tai čia įvairovė kūrybos. Lipdau pasaulį ir savo, taip. Kokį norėtųsi nulipdyti pasaulį? Tai tą pasaulį, kokį jie galbūt mažiau kam nors pasakoja apie tai, bet nešioja mintyse ir širdyje pasaulį. Apie tokį pasaulį mes ir kalbame, kad lipdo pasaulį ir tuo pačiu jie nulipdo pasaulį, kokį jie įsivaizduoja. Tai save, tai reiškia, kad jie tą sufantazuotą pasaulį per savo kūrybinę prizmę perleidė, jie sukūrė naują tikrovę, savo tikrovę. O ką linkėtumėte? Nebūtinai tie, kurie lipdo, apskritai žmonėms, kuriantiems, tas pasaulis dabar labai neramus. Na, šituo atveju, va tokia dvejopa mintis man šmėstelėjo, kad iš esmės kūryba savotiška prabanga karo, sakysim, Ukrainoje atveju, ne? Tų neramumų pasaulyje atžvilgiu. Bet jeigu mes vis dėlto būsime kuriantys žmonės, tai mes ir visą pasaulį kitaip suprasime. Ir reiškinius, kas vyksta, net tos blogus dalykus kitaip pažiūrėsime. Vis dėlto mes tikiuosi, kad suprasime, kad be baisumų, be karų, be jokių nelaimių pasaulyje ir taip toliau, ekologinių katastrofų yra dar kitas pasaulis. Jis vadinasi, kad nulipdyk save, suvok save, nusiramink, įsikur, ką nors įsiminti. Tai va tiek. Tai dar priminkite pavardę. Gvidas Raudonius. Ar jūs tos Aš projekto vadovas. ačiū. Jau daug 8 kartą vadovauju. Nebežinau, kas daros, oi didelė galūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis. Nebežinau, kas daros, oi didelė galūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis. Abu džiaugsmo žingsniais, lygiom dalinom, dangus žaibais žiūrėjom, lietus lelijom lijo, dabar tik tai beliko vieni prisiminimai, nes mūsų meilė buvo tik tų vaikų žaidimai. Nebežinau, kas daros, oi didelė galūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužė. Dabar nuskėti patys. Nebežinau, kas daros, oi didelė galūžė. Ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužė. Šotam! Nudainuojam paskutinį kartą. Nebežinau, kas daros, oi didelė
nugirdi, ar tu jau gegužis? Nebežinau, kas daros, oi tada ledą lūžė. Ir kas mane nugirdi, ar tu jau gegužis? Nebežinau, kas daros, oi tada ledą lūžė. Ir kas mane nugirdi, ar tu jau gegužis? Nebežinau, kas daros, oi tai ledą lūžė. Ir kas mane nugirdi, ar tu jau gegužis? Ir kas mane nugirdi, ar tu jau gegužis? Ir kas tave nugirdi, ar tu jau gegužis?